Tais metais, kai Sovietų Sąjungos lyderiui Michailui Gorbačiovui buvo įteikta Nobelio taikos premija, o Eurovizijos dainų konkurse visų širdis užkariavo Toto Kotunijos su daina Insieme, tais pačiais metais, kai įsiplėskė Persijos įlankos karas, o Lietuva paskelbė atkurianti savo nepriklausomybę, Goštauto gatvėje įsikūrė nedidelė personalinė įmonė. 1990 m. lapkričio 30 d. užgimusios įmonės įkūrėjai panaudo išbandyti savo jėgas besiformuojančioje programinės įrangos rinkoje. Tuo metu buvo nepritekliaus arba deficito metas, visi kolegos kūrė įvairias įmonės, kurios užsiėmė prekybą. Veži kompiuterius ir kiši, veži ir visi perka, viską perka, o čia dabar sėdi ir kažką programuoja. Bet toks tada noras buvo ir tada ir įkūrėm tą įmonę, kurios pagalba galima buvo patiem kažką parduoti, ką sukūrėm. Aš Kęstutį pirmą kartą susipažinau su juo dar 11 klasėje, reiškia, tai man buvo 16 metų, ten visai kitoj temai, bet vis tik tai kompiuterių kontekste, reiškia. Tai realiai Kęstutis buvo, reiškia, jau žmogus rimtas, dirbantis, reiškia, o aš tuo metu buvau, aš jau dabar nepamenu, 2 arba 3 kurso studentas. Tada tai vadinasi Skukausko personali įmonė. Ir pradžioje galbūt jis ieškojo žmogaus, kuris galėtų bendrauti su klientais, tai yra pardavimo žmogaus, reiškia, jau atsirado suvokimas, kad produktas yra, reikia žmonių, kurie galėtų parduoti. Paskui ilgainiui, reiškia, aš pradėjau sėdėti vis daugiau prie paties produkto, tai yra prie jo vystymo, prie keitimo. Ir ilgainiui iš principo tapo taip, kad Kęstutis nuėjo į sritį, kuri yra susijusi su plėtra, su bendravimu su klientais, o aš nuėjau į sritį, kuri buvo susijusi su produkto kūrimais, su stabilumu, su priežiūra. Į Lietuvą atskridęs Romos popiežius Jonas Paulius II priklaupė ir pabučiavo mūsų žemę. Iš Lietuvos išdardėjo paskutiniai rusų kariuomenės daliniai, o Čekija suskilo į 2 – Čekijos ir Slovakijos valstybės. Tuo metu sukuriamas ir prototechnikos ženklas, pirmieji prototechnikos žingsniai, pradedama kurti programa skaita. Pradžioje mes kūrėm tokią, dabar tai pavadinta net CRM, o tada buvo klientų valdymo sistema sėkmė. Aš turiu net jos aprašymą, gražus, nesuspalvotų viršeliu. Juokas įvai. Prancūzija ir Didžiąją Britaniją sujungė tunelis po Lamanšu, paaiškėjo Baltijos jūroje nuskendusio kelto Estonia katastrofos priežastis, pasaulyje pasirodė Windows 95. O Lietuvoje tuo metu prototechnika virsta uždarąją akcinę bendrovę. Ji mokosi vaikščioti, įsteigia savo filialus Klaipėdoje ir Kaune, pristato programas Rida skaita bei atlygis, skaitos žingsniai tampa greitesni ir lengvesni. Kai 95-ais jau buvo tiek daug žmonių, kad nutarėm, kad uždarą akcinę bendrovę yra turbūt teisingesnė forma verslų valdyti. Turbūt tai buvo kažkoks ir pavadinimas, paskui gimė jisai kaip protestų nepavadinsi, bet kaip tokių pasisakymų, kad mesgi vis tik kažką kūrėme, o neparduodame, kad mesgi vis tik tai esame tie, kas kūrė programinį įrangą, kas kūrė kažką tuo metu atrodė protingo, nes visi kiti pardavinėjo. Matyt, kūrėjai kažkuria prasme mes, ne verslininkai, buvom tada, gal ir dabar tokie.